Marijampolės apskrities centras, Marijampolės miestas, įsikūręs pačioje Sūduvos širdyje. Tai stambiausias šio regiono industrijos ir kultūros židinys. Mieste gyvena apie 47 tūkstančiai gyventojų. Miestas nuolat plečiasi ir gražėja. Du 2001 metais Marijampolėje įsteigta aukštoji neuniversitetinė mokykla Marijampolės kolegija, vykdanti į praktinę veiklą orientuotas studijas. Jau eilę metų sėkmingai teikdama išsilavinimą, kartu sudarydami sąlygas jaunuoliams ugdyti kūrybiškumą, saviraišką, siekti asmenybės tobulumo. Šios mokyklos bazė sukurta sujungus Marijampolės aukštesnėje pedagogikos bei aukštesnėje žemės ūkio mokyklas, turinčias gilias mokymo ir specialistų ruošimo tradicijas. Marijampolės kolegijos verslo ir technologijų fakultetas įsikūręs senojo Kvietiškio dvaro teritorijoje, kurioje 1926 metais buvo įsteigta žemesnioji žemės ūkio mokykla. 1945 metais šios mokyklos vietoje buvo įsteigtas technikumas. 1990 metais aukštesnioji žemės ūkio mokykla. 2001 metais įsteigus Marijampolės kolegiją, aukštesnioji žemės ūkio mokykla tampa kolegijos verslo ir technologijų fakultetu. Marijampolės kolegijos edukologijos ir socialinio darbo fakulteto atsiradimo istorija prasidėjo 1919 metais, kai tuometiniame rusų karininkų klubo pastate buvo įkurta viena iš 2 mokytojų seminarijų Lietuvoje. 1956 metais mokytojų seminarija tampa pedagoginė mokykla, kuri 1991 metais reorganizuojama į aukštesnėją pedagogikos mokyklą. Nuo 2001 metų rugsėjo 1 dienos čia kolegijos edukologijos ir socialinio darbo fakultetas. Kolegijos absolventai per studijų metus įgyja aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją, patvirtinantį diplomą. Studijų programuose daugiausiai laiko skiriama tam, kad studijuojantieji įgytų kompetencijas, būtinas konkrečioje praktinėje veikloje. Kolegijos direkcija įsikūrusi miesto centre Kudirkos gatvėje 61. Čia įsikūrusi kolegijos vadovybė, kokybės ir inovacijų laidavimo skyrius, vidaus audito tarnyba, tarptautinių ryšių skyrius. Studijos vykdomos 2 fakultetuose. Ant Šešupės kranto įsikūrusiame verslo ir technologijų fakultete rengiami kvalifikuoti verslo ir technologijų specialistai. Fakultete vykdomos 5 studijų programos: automobilių ir traktorių techninis eksploatavimas, buhalterinė apskaita, verslo vadyba, siuvinių technologijos, žemės ūkio technologijos, kurias galima studijuoti tiek dieniniu, tiek neakivaizdiniu būdu, bei 3 studijų programos, kurias galima studijuoti tik dieniniu būdu: maitinimo verslo organizavimas, verslo informacijos sistemos, turizmo administravimas. Edukologijos ir socialinio darbo fakultete rengiami kvalifikuoti mokytojai, auklėtojai, socialinės veiklos specialistai ir kultūros darbuotojai. Fakultete vykdomos 9 studijų programos: dailės ir technologijų pedagogika, ikimokyklinis ugdymas, pradinio ugdymo pedagogika, kultūrinės veiklos vadyba, muzikos pedagogika, liaudiška muzika, lietuvių kalbos ir tikybos pedagogika, socialinis darbas ir socialinė pedagogika, bei 2 studijų programos, kurias galima studijuoti tik dieniniu būdu. Tai yra vokiečių ir antrosios užsienio kalbos pedagogika, bei anglų ir antrosios užsienio kalbos pedagogika. Kolegijos širdis – tai studentai. Jaunimas neapsiriboja vien studijomis.
Savo laisvalaikį jie leidžia dalyvaudami sporto klubo Visata veikloje. Klubas kuruoja visą sportinį kolegijos gyvenimą. Jo komandos dalyvauja miestų ir respublikos sportiniuose renginiuose, turnyruose. Meno kolektyvai vienijami po kultūros klubo Aistuva vėliava, kuris bendrai organizuoja įvairius koncertus bei festivalius. Marijampolės kolegijos studentų atstovybė – tai studentų interesus atstovaujanti ir ginanti jaunimo organizacija, kurioje susibūrė patys aktyviausi abiejų fakultetų vaikinai ir merginos, kartu sprendžiantys studentiško gyvenimo problemas ir savo veiklą pagyvinantys kultūrinį Marijampolės kolegijos gyvenimą. Aš pasirinkau čia studijuoti todėl, nes čia yra puikia atmosfera, geri dėstytojai ir čia mokosi mano draugai. Kolegijoje man patinka. Studentiški renginiai čia. Jėga, stokite, nesigailėsite. Kolegija yra labai gerai. Aš laiminga, kad čia studijuoju. Aš baigiau Marijampolės kolegijos kultūrinės veiklos vadybos specialybę. Įgytos žinios kolegijoje man labai praverčia dabartinėme darbe. Studentiškos akimirkos dar neišblėso. Čia verta studijuoti. Rinkis Marijampolės kolegiją!